Kada mūsų atžala tampa paaugliu? Kai berniukui pradeda kaltis barzda, ima valėti mergaitės kūno linijos, ar tada, kai buvęs paklusnus mamos vaikutis tampa užsisklendęs savyje ir nenori nieko pasakoti tėvams? Kada su savo vaiku šnekėtis apie priešingą lytį, meilę ir visus kitus gana intimius reikalus? Tai nėra taip, kad suėjo 12 metų, tai dabar ateik vaikeli, aš tave pasisodinsiu ir dabar kalbėsimės. Ir tai gali tiesiog net išgąsdinti. Iš tiesų tai priklauso nuo atmosferos šeimoje. Jeigu tėvai pakankamai laisvi ir galintys kalbėti apie viską, tai tada nebus ten kažkokio tokio ypatingo sudirgimo, kai jau ateis tas laikas. Psichologė patarė su vaiku atsižvelgiant į jo metus ir supratimą šnekėtis nuo pat mažų dienų. Juk ir mažam vaikui kyla klausimų, iš kur aš atsiradau, kodėl jūs mano tėvai ir kitų. Pasakų apie kopūstų lauką ar gandro dovanas tėvams reikėtų atsisakyti. Atlikti tyrimai parodė, kad lytinis švietimas paaugliams, kurie dar nėra lytiškai aktyvūs, padeda atidėti pirmus lytinius santykius. Yra toksai prancūzas Marcelis Rufo, kuris sako, nereikia tėvams apie tai kalbėti. Ir aš manau, kad turbūt jeigu yra ryšys su vaiku, tai mama ar tėtis iš tikrųjų jie jaus, kada, kiek ir ką galima sakyti. Ir iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, mamai ten ar tėčiui yra labai nejauku apie tai kalbėti ir jisai nepasitikė savimi, kad jis galės ten kažkaip tą informaciją perteikti, tada galbūt iš tikrųjų verta. Tarkim, susitart su vaiku, kad gal tu nori, žinai, ateina laikas ten pakalbėti ir apie ten šeimos planavimą ar dar kažką, galim nueiti pas gydytoją. Tai gali padaryti šeimos, pavyzdžiui, gydytojas, ar ten vaikų gydytojas, ar ginekologija. Tai gali būti mokyklos kažkokie specialistai. Jeigu jums yra iš tiesų labai nejauku, tai galite tai deleguoti kitiems asmenims. Deja, šiuo metu Lietuvos mokyklose lytinio švietimo pamokos yra atsitiktinės. Kartais jas veda sveikatos ugdymo centro specialistai, kartais pedagogai kviečiasi psichologus, bet tai priklauso nuo pačios mokyklos. O aktualių klausimų niekuomet nemažėja. Vienas iš tokių, tarkime, kada pirmą kartą mergaitė turėtų apsilankyti ginekologo kabinete. Jeigu mergaitė neatsirado iki 13 metų jokių lytinio brendimo požymių, tokiu atveju reikia kreiptis pas ginekologą ir pasitarti. Mėnesinis Lietuvoje mergaitėm prasideda tarp 11,5 ir 12,5 vidutiniškai, bet fiziologiškai ta riba gali svyruoti nuo 10 iki 16 metų. Tai gali būti sąlygoti ir gyvenimo sąlygų, genetinius, aišku, polinkis be abejo čia egzistuoja, kartais tiesiog ir mergaitės apkrovimas įvairiais būreliais, sportinė veikla irgi turi reikšmės. Jei mergaitė bręsta ir nėra jokių sveikatos skundų, specialiai lankytis pas ginekologą nėra būtinybės. Tačiau mama savo bręstančią dukrą turi mokyti ne tik asmeninės higienos, bet ir pasikalbėti apie pirmąsias mėnesines. Mergaitės, merginos, jos labai natūraliai priima tą brendimą, juk jos žino, kad jos užaugs ir bus tokios kaip ir mamos, kaip ir kitus suaugusios moteris. Na ir tas ugdymas ir geras kontaktas, šilti santykiai su vaikais, su dukra, labai svarbus ugdant būtent supratimą apie savo paskirtį, kad ne vien mergaitė turi gerai mokytis, baigti mokslus, įgyti specialybę kažkokią, bet ji turės pratęsti giminę. Dažnai paauglės prieš pirmąsias mėnesines pas gydytoją ginekologą apsilanko dėl pagausėjusių išskyrų, tačiau tai dažnai atsitinka dėl prasidėjusių fiziologinių organizmo pokyčių. Naudingas yra skiepas nuo raudoniukės tokiam amžiui, sakysime, apie 13 metų. Galime pagalvoti ir apie skiepą nuo žmogaus papiloma virusinės infekcijos, kurie apsaugo. Raudoniukė, žinot, turbūt visi žino jau, kad sukelia vaisiaus apsigimimas ir pasiskiepis paauglystėje mergina būna jau apsaugota, būdama vyresnė, ir jos vaisius bus apsaugotas ateityje, kai ji bus nėščia. O papiloma virusas sukelia gimdos kaklelio vėžį, iki vėžinės gimdos kaklelio būklės, kurios irgi yra nemalonus dalykus, kadangi tenka dažnai dėl to operuoti moterys, kartais net negimdžiusias. Dėl to pasiskiepyti, apie tai irgi verta pasvarstyti tokią galimybę. Pas ginekologą mergaitei reikėtų apsilankyti tik tuo atveju, jei iki 15 metų ji nepradeda sirgti mėnesinėmis.
Nėra lytinio brendimo požymių, kartojasi šlapimo takų infekcija, vargina negražios išskyros ar išsivysto mažakraujystė. Ginekologė džiaugiasi, kad pastaraisiais metais tampa madinga nepradėti lytinio gyvenimo per anksti. Nes tas ankstyvas lytinis gyvenimas ypatingai kenkia merginom, nes tikrai daugiau nukenčia būtent merginos visom prasmėm negu vaikinai. Nes labai būna apmaudu, kai pirmą kartą, sakysim, iš kažkokio smalsumo, kad neatsilikti ten nuo draugio, tai yra tiesiog, būtent tai trūkumas, sakyčiau, tokio ugdymo šeimoje. Galvodami apie savo bręstantį vaiką, kurį galbūt jau reikėtų vadinti paaugliu, nepamirškime literatūros, spaudos leidinių, interneto portalų. Ir žinoma, nepraraskime paauglystės periodu ypač trapaus ryšio su bręstančia asmenybe. Nebūtina kalbėti daug, bet jau būna valandėlės, kai yra atsivėrimas, kai yra tas toks jaučiasi ryšys, kai tavęs vaikas klauso ir tu jį girdi. Ir tada galima šnekėti. Ir tada galima pakalbėti, taip, tos informacijos yra be galo daug. Ir tu galbūt prisiskaitei ar ką tu žinai, gal aš galiu tau atsakyti kažkokius klausimus. Bet reikia pačiam tėvui, tai yra tėvui ar mamai, būti irgi pakankamai stipriam, pasitikinčiam, žinančiam.